Na, grįžkime dar prie tos politinės partijos, kuri savo tinklapyje rašo štai tokius dalykus. Iš esmės įstatymai tikrai nėra blogi, problema ta, kad tų įstatymų nesilaikoma. Ir pirmiausia, jų nesilaiko valstybės institucijos ir labai konkretūs asmenys dirbantys valdžioje, dažniausiai teigdami, kad įstatymų nesilaiko paprasti piliečiai. Na, kaip tik apie tai, ar visi vienodai laikosi įstatymų, apie ką kalba ir Drąsiaus kelio partija, mes šiandieną ir kalbame. Toliau ten yra tęsiama, kad beveik visose civilizuotose pasaulio valstybėse veikia prisiekusiųjų ar tarėjų teismai. Todėl mano atstovai, kad Lietuvoje būtina įsteigti nors vieną tautos renkamą pasitikėjimo instituciją. Visuomeninio prokuroro institucija, jie taip vadina. Ir sako, kad tai būtų labai didelė ir konstruktyvi parama dabartiniai generaliniai prokuratūrai ir tam tautos renkamam, o ne politikų paskirtam visuomeniniam prokurorui turėtų būti suteikta teisė inicijuoti iki teisminių ir kitų tyrimų pradėjimą visų galimai korumpuotų politikų, teisėjų, etc. dalykų. Kaip vertintumėte štai tokią iniciatyvą? Žinoma, iniciatyva, mačiau, yra ir projektas registruotas, jeigu bus pateiktas, analizuosime. Čia yra kalbama apie tokią specialiojo prokuroro instituciją, kuri yra Jungtinėse valstijose, daugiau Europoje nėra, yra, jeigu neklystu, Slovenijoje, tačiau yra bendros prokuratūros sudėty. Tai reiktų žiūrėti, ką turime galvoje, kokio čia sistemoje galėtų būti, bet mes turim kontinentinę teisės sistemą, 3 valdžių vadinamųjų sistemą, ir tada prie kurios valdžios šitas prokuroras dirbs, kaip veiks, koks jo bus finansavimas, kokiais turės aparatą ir kokios jo bus funkcijos. Tai šitos klausimus, jeigu kažkas atsakys, apie tai galima diskutuoti, bet po kol kas man sunkiai įsivaizduojama, ir turbūt, kad mes ne to keliu visą laiką einame. Jeigu mes matome problemų vienos ar kitos institucijos, teisėsaugos institucijų darbe, tai mes dėkime ant stalo, ar reikia koreguoti teisės aktus, kas nuolat yra daroma, neveikia kai kurie subjektyvūs dalykai, atskiri žmonės. Irgi tie reikalai yra sprendžiami, kartais mes matom, kad gal net per aktyviai, bet tai spręskime, nes iš kur atsiras tas stebuklingas žmogus, kuris dirbs kitaip negu visi kiti. Tai gal, jeigu mes tokį turim, tai paveskim jam dabar esamas pareigas su visa konstitucinė galia, su viso aparatu ir tegul toliau sėkmingai darbuojasi.